Tiesos akibrokštai. Sveiki, brangieji. Iš praeitos temos mes gavom labai daug klausimų islamo tematika. Aš net negalvojau, kad Lietuvoje Marijos žemėje toks susidomėjimas islamo religija. Iš vienos pusės tai yra šaunu, nes šnekant ir tyrinėjant islamą mes sužinosim daug daugiau. Todėl aš šiandien pasiūlysiu rimtesnę temą. Pradėkim temą rimtesnę, kurią jau panagrinėję, sakykim, trečio kurso pirmam semestre reformistų seminarijos rabinai. Gali būti sausoka tema, bet intelektualiniam pažinimui, religijotyros pažinimui ir savo tikėjimo supratimui, Dievo pažinimui, tai nauda bus neabejotina. Taigi, panagrinėkim islamą, nes labai daug klausimų buvo. Labai daug klausimų buvo apie islamą. Kurį čia klausimą geriausia paėmus? Aha, čia daugiau ne klausimas, o teiginys, manau, kad musulmonų, kad Koranas yra paskutinė Dievo sandora, kuri nepakeista ir neiškraipyta. Visi kiti raštai buvę iki jo, Koranas ir Evangelija, buvo tikri raštai, bet jie buvo per laiką iškraipyti, todėl buvo duotas Koranas, kuris viską ištaiso ir duoda jau galutinės žinias, kurios nėra iškraipytas. Ir kodėl jūs dabar nagrinėjate Torą ir laikotės ant Toros mokymo, o ne ant Korano, tada žmogus nuoširdžiai stebisi. Mielas žmogau, labai geras klausimas. Ir dabar, jeigu iš tikrųjų Koranas yra paskutinis Dievo apreiškimas, neiškraipytas ir nepakeistas, ir islamas yra Dievo duota religija, paskutinė ir nepakeista iki pat teismo dienos, kaip tiki musulmonai, ir mes vis dėlto, mes liekam prie to, tai mes blogiausi būtume iš visų žmonių, ar ne? O mes vis dėlto laikomės Toros, ne Korano. Dabar klausimas, kodėl mes tą darom. Ir žinokit, ne iš blogumo. Panagrinėsim šitą klausimą šiek tiek plačiau šiandien. Judaistai mano, kad yra šiek tiek atvirkščiai. Būtent Koranas yra iškraipytas. Būtent Koranas yra pakeistas. Ir suna pakeista. Ir islamas, religija, tai ne ta, kuri buvo pačioje pradžioj. Būtent vienintelis raštas Tora, likusi neiškraipyta. Tik dėl to. Pabandysiu iš toli užvažiuoti. Tarsi nieko nenorėdamas įžeis. Dieve mano, aš labai gerbiu islamą ir musulmonus. Bet pabandysiu tarsi, papolemizuokim. Būtų labai įdomu, kad susijęs su musulmonų gyvai, pašnekėti šitą diskusiją, padaryti tokią temą. Bet paimkim Koraną ir kas čia mums kirba, kodėl mes manom, kad vis dėlto nebe tas Koranas. Nes Korane, apie Koraną sako kaip? Paprasčiausiai, musulmonai pasakyta, kad šitą, Allah sako, mes jį saugome šitą Koraną. Apie šitą mes irgi nagrinėsime, kaip ten mes saugom, bet pradėkim iš toli. Ar gali būti Koranas šitas iškraipytas? Musulmonai sako, ne. Sakyti vienas dalykas, žinoma, visi apie savo religiją gali sakyti, ne, tai tikim, kad ne, mesgi negalim. Ar yra kokių įrodymų apie tai? Pats Koranas duoda įrodymą. Atsiverskim 4 sūrą skyrių, An-Nisa, moteris, 4 sūrą. Ajatai, kaip žinot, turi nevienodą numeraciją. Vienuose Koranuose bus 84 aja, kituose 82. Bet sūra 4, bet 84, kituose 82 aja. Taigi atsiverčiam 80, dažniausiai būna 82 aja. Bet kai kuriuose bus 84. Ir paskaitykim. Pats Korano įrodymas. Kas paklūsta pasiuntiniui, tas paklūsta Alachui. Ir ten rašo, sako, jeigu šitas Koranas būtų ne nuo Dievo, mes jame rastume daugybę prieštaravimų. Geras? Tarp kitko labai rimtas argumentas, su kuriuo reikia rimtai jį pažiūrėti. Jeigu šitas Koranas, rašo Koranas, būtų ne nuo Dievo, tai jame būtų daug prieštaravimų. Beje, ir be šito pasakymo, ar taip aišku, jeigu tai yra Dievas negali pats savo prieštarauti. Teisingai. Jeigu mes randam tokius netitikimus kažkokius Korane,
Tai nereiškia, mes Korano patį kaip tokį faktų davimą neigia. Mes sakysim, kad jį kažkas per laiką pataisė. O ten progų buvo daug. Ir Osmano laikais ir taip toliau. Iš istorijos galėsiu papasakoti tokį dalyką. Bet žiūrėkim, paimkim paprastą dalyką. 6 sūrą pasižiūrėkim. Va tokį vieną dalyką. Aš jums prieštaravimą parodysiu. Aš Korane radau virš 80 prieštaravimų. Va kelis aš jums tik tai duosiu. Kaip pavyzdį. Pabandykit jūs man paneigti jūs. Pabandykit paneigti, tai neprieštaravimas. Imkim 6 sūrą, 101. Kalba apie tai, kad Dievas negali turėti vaikų. Tai pavyzdžiui, krikščionys tiki, kad Jėzus yra Dievo sūnus, pagimdytas ten prieš amžius visus dangui kažkada. Tai, sako, Koranas aiškina, kad ne, Dievas negali turėti sūnų ir teisingai, kad negali turėti sūnų. Bet žiūrėkit, kaip įrodinėja. Dangau 101 aja, 6 sūrai. Dangaus ir žemės, naujybės sukūrėjas. Kaip jis galėjo turėti kūdikį, jeigu jis neturėjo draugės? Ir kuomet sukūrės kiekvieną daiktą ir apie kiekvieną daiktą išmano. Kitos vertimas verčia, kaip jis gali turėti sūnų, jeigu jis neturi draugės arba moters. Jis vienas. Reikia dėvienę turėti tada, kad būtų sūnus, o jis neturi. Tai jis negali turėti sūnaus. Duoda argumentą, kodėl negali Dievas turėti sūnaus, nes neturi žmonos, neturi draugės. Bet dabar pasižiūrėkim tą patį Korano 35 sūrą 1. Ten sako, kad Allahas viskam turi galios. Viskam, visagalis. Allahas turi viskam galios. Mėly musulmonai, įsiklausykit į mano teiginį. Tai kas čia tada, jeigu čia neprieštaravimas Korane? Negali turėti sūnaus, nes neturi draugės, bet sako, jis gali viską. Tai jeigu tu viską gali ir viskam turi galios, tu be draugės gali sūnų padaryti kažkaip. Tu viską gali, ką nori padarysi. Neįmanomus dalykus gali padaryti. Ir be draugės. Nesako, jis negali, nes neturi draugės. Bet sako, jis visagalis, jis gali. Tai yra prieštaravimas. Viena aja sako, kad Allahas negali turėti sūnaus, kaip jis gali turėti sūnų, jeigu neturi draugės, tai jis viską gali. Viskam turi galios. Prašau, prieštaravimas. Važiuojam toliau, dar vieną pasižiūrėkim. Apie tą vaiką pratęskim, tiesiog. Allaho vaikas, sakykim, tokią temą padarykim. 39 sūrą paskaitykim. 39 sūrą. Paskaitykim 4, kai kuriuose kituose Korano vertimuose 6 bus. Dabar 4. Taip. Aiškiai, 39 sūrą. Žiūrėkim, kas ten rašoma. Dabar įdomus dalykas. Jeigu Allahas norėtų turėti savo kūdikį, tai jis išsirinktų, kas jam tinka iš to, ką sukuria. Šlovė jam. Allahas vienatinis, galingas. Jeigu Allahas norėtų turėti savo vaiką, jis galėtų išsirinkti iš kūrinių kažką ir padaryti į vaikų savo. Jeigu jis norėtų turėti vaikų. Rašo 39 sūra, Minios, ta sūra vadinasi, 4. Taip. Bet dabar prisiminkim, ką tik skaitytą 6 sūrą 101, kur sako, kad Allahas negali turėti sūnaus, nes neturi žmonos. Be žmonos jis negali turėti sūnaus. Bet jau sūroj kitoj 39 sūroj 4 ajus sako, kad galėtų turėti, jeigu jis norėtų, išrinkti ir padarytų iš žmonių, iš bet kokį kūrinį išrinktų ir padarytų į savo sūnų, paverstų. Dievas nori gali paversti. Iš nieko padarys, ar ne? Koranas sako, viskam turi galios, taip? Sako, negali, nes neturi žmonos. Kitur sako, gali, bet jeigu tik tai jam įsinorėti reikėtų, jis nenori turėti. Jis galėtų bet kokį kūrinį padaryti, pasirinkti ir padaryti savo sūnum. Gerbėmiai, kas čia, jeigu neprieštaravimas? Dabar duodu dar vieną tokį dalyką. Pagal Koraną, kas yra pirmas musulmonas? Pats pirmas musulmonas. Daugelis musulmonų iškart sakytų Adomas. Pirmas pranašas, pirmas žmogus, pirmas musulmonas. Taip? Pirmasis. Bet žiūrėkim, ką sako Koranas. 7 sūrą pasižiūrėkim. Atsiverskim 7 sūrą. Kas yra pirmas musulmonas? Kas sako Koranas?
dabar ne kokia, ne Sūnos, ne Hadiso, bet paties Korano teiginys. Sūna, šitą Koranas 140 aja. 7 sūra, 140 aja. Kas yra pirmasis musulmonas pagal Koranus? Pats pirmas. Reiškia. Kituose tai bus 143, reiškia. Aja. Ir pasakyta, kad Musa, tai yra Mozė, sako, kad jis yra pats pirmasis musulmonas. Aš esu pirmasis musulmonas. Korane pasakyta. Iš tikinčiųjų, iš musulmonų, aš esu pirmasis. Iš musulmonų. Bet antra sūra 126 aja, o kitose gradacijos 132 aja, sako, kad pirmasis musulmonas buvo Ibrahimas, po to jo sūnus Jakubas, Icchakas, anūkas Jakubas buvo pirmieji musulmonai. Palaukit, vienur sako, kad Mozė yra. Kitur sako, kad Ibrahimas, po to jo sūnus, tai yra Icchakas arba Izaokas, po to Jakubas buvo musulmonai jau, tikintieji. Tikintysis yra arabiškai musulmonai. Tai pavadinta musulmonai. Tai iki Mozės, kažin, kadangi Ibrahimas gyvena Abraomas. Tai palaukit, tai kas pirmas musulmonas, Ibrahimas ar Mozė? Kas yra Koranas? Dar daugiau pasižiūrėkim. 39 sūra, 12 ajas sako, kad Muhamedas buvo pirmasis musulmonas. Taip. 39 sūrai, 12 ajai, sako, kad pirmas musulmonas buvo Muhamedas. Kaip čia tada suprast? Tai žiūrėkit, kiek pirmų musulmonų jau yra. Dieve. Vien pirmi musulmonai. Rašo, sakyk man pasakytą garbint Allah, kad apvalyčiau jį prieš tikėjimą ir man pasakyt būti pirmuoju musulmonu, arba pirmuoju iš musulmonų. Tai ar Ibrahimas pirmasis iš musulmonų buvo? Ar Musa, Mozė, Korane, ar Muhamedas? Kiek tu nori tų pirmųjų musulmonų, visi su pirmu numeriu. Tas pirmas, ranas pirmas, ne visi pirmi. Nors gyvena skirtingais laikais. Tai taip ir neaišku, kas pirmas musulmonas iš Korano. Toliau. Žiūrėkit, duodu 4 prieštaravimą. Sako, jeigu Koranas ne nuo Allaho būtų, Koranas buvo nuo Dievo, taip. Bet ar šitas Koranas, kurį turim, jis nėra keistas? Ne, musulmonai sako, ne, tai sakyk, galima, sakau, liežuvis be kaulo. Tai fanatizmo ten užtenka tiek ir tiek. Nebūtų fanatizmo, tai nebūtų tokių sektų, kur eina ir žudasi apsikarstęs sprogmenim. Ir tikisi paskui rojai su hūrijam duotis. Ne. Iš fanatizmo, bet aš apeliuoju į racionaliai į turinčius sveiką protą musulmonus. Kokiais įrodymais remiamės, kad šitas Korano tekstas neiškraipytas? Sako, Tora iškraipyta, nors nieko ten nesiremia musulmonai. Paskui galėsim panagrinėti tą temą. Koranas, kuo remia? O taip mes tikim, palaukit, taip mes tikim, tai čia nieko nėra. Bus mormonas ateis, sakys, mormono knyga yra paskutinis testamentas ir vėliausias ir galutinis. Tai ko man dabar tikėti, nes visi sakė, šeimius argumentai, aš mąstau ir svarstau. Paneikit musulmonai, jeigu kas ne taip. Galim padiskutuoti šitą klausimą. Kodėl mes tokie žydai tokie, judaistai, tokie kietasprandžiai, kietakakčiai, atmeta viską, priešinasi tiesai. Ne, aš sakau, kas kliūna čia. Kokias problemas man. Žiūrim 4 prieštaravimą dar duosiu. Reiškia, 30 sūra, 26 aja, kituose vertimuose bus 25 aja. Labai įdomų dalyką sako, Allahui visi paklūsta. Taip, 30 sūra, pažiūrėkim, 26 aja, šituose vertimiuose bus 25 aja. O jam, Allahui reiškia, tai, kas dangu ir žemė, viskas paklūsta jam, originaliai, visi paklūsta jam. Ar tu dangu ar žemė kas būsi, visi jam paklūsta. Teiginys, visi. Bet tas pats Koranas sako, kad ne visi paklūsta Allahui. Visi jam paklūsta, paskui sako, nepaklūsta, žiūrėkit. Žinot, musulmonų velnio koncepcija, iblis buvo toksai. Taip,
Pasižiūrėkit, Al-Bakara sūra, antrą sūrą, kada 34 aja. Taip, kituose vertimuose 32. Ir štai mes, Alachas sako, tariam angelams, nusilenkite Adamui. Ir nusilenkė jį išskyrusi Iblisą. Jis atsisakė, išsiaukštino ir pasirodė netikintis. Alachas visiems angelams, nors Iblis ne angelas, o džinas buvo, bet tiesiog angelams jis sako, bet musulmonai vartosi, tai gal ta angelą, džinas, bet jis gyvena tarp angelų, tai va čia. Labai mėgsta va taip pasitaškyti toks. Nu gerai, liepia visiems nesvarbu, kad tas džinas, angelas, mums nesvarbu, dabar pasakė visiems nusilenkti. Iblis atsisako paklūsti Allahui. Ir paskui aiškina, sako, tu kas, sako, mane tu padarei iš ugnies, o jį žemės. Aš aukščiau, aš nesilenksiu iš tą. Atsisako Allahui, vykdyti įsakymą. Tu tarpu Korane sako, visi jam paklūsta. Gerai, jeigu visi jam paklūsta, kas yra nusidėliai tada? Kurie eis į džahannamą, į pragarą islamišką ir kentės. Kas yra munafikūnai visokie veidmainiai, kas yra kafirai, jeigu visiems paklūsta. Pats Koranas aiškina, kad nepaklūsta, va, prašau Iblis, nepaklūsta, bet kitų Korane pasakyta, visi dangų ir žemė jam paklūsta. Kas dangų ir žemė, visiems paklūsta. Ir pasirodo, va, prašau, toliau pats Koranas kalba, kad ne, Iblis nepaklūsta. Ar jau nesvarbu, kur tas Iblis gyveno, žemė, dangui dabar mums nesvarbu, nes dangų žemė visi paklūsta, o Iblis nepaklūsta. Jeigu, prisiminkim, sako, jeigu šitas Koranas būtų ne nuo Dievo pats Koranas, iššūkį duoda iššūkį, jame jūs rastumėte daug prieštaravimų. Aš randu prieštaravimus, visi jam paklūsta ir Iblis nepaklūsta. Tai kaip čia? Žiūrėkim toliau, dar vienas įdomus dalykas. Musulmonai čia bando jį apeiti, išvartyti, bet jisai skamba labai vaikiškai, tas bandymas įsivartyti. Čia toks. Na, tai čia 57 sūra, 4. Čia aš vat musulmonam duodu klausimą. Gerbiami musulmonai, aš jums duodu. Kaip sakot, nėra prieštaravimų, aš jums pateikiu prieštaravimus Korane. Dar kokie? 57 sūra, 4 sako. Ir tas, kuris sukūrė dangų ir žemę per šešetą dienų, paskui jis įtvirtina sostą. Kalba, kad Allahas sukūrė dangų ir žemę per 6 dienų. Na, panašiai kaip ir pradžios knyga. Per 6 dienų. Paskui yra kitose sūros, irgi dar pakartoja, per 6 dienas sukūrė. O taip kaip ir torai, sako, paprasčiausiai. Per 6, tai per 6, nu kokios problemas, pas mus irgi panašiai taip sako. Ale žiūrėkit, 41 sūrą atsiverskite. Atsiverskit 41 sūrą. Ir paskaitykim nuo 9 iki 12 sajos. Pagal kitas gradacijas nuo 8 iki 11. 41 sūra, kuri vadinasi išaiškintos. Žiūrėkim nuo 8 arba nuo 9 pagal kitus rašo. Ir iki 11-12 skaitam. Iš tiesų tie, kurie įtikėjo ir darė gerą, jiems nesenkančios dovanos. Sakyk, negi jūs netikite tuo, kuris sukūrė žemę per 2 dienas ir surandat jam lygių, tai pasaulio viešpats. Žemę sukūrė per 2 dienas. Okay. Ir iškėlė jis viršum jos tvirtai stovinčias keteras ir palaimino ją per 4 dienas. Padalijo jam ko maitintis palį 4, 2, 6 dienas. Taip, viską žemė 2 ir dar 4 dienas. Paskui, sako, po to, prisitvirto jis prie debesų, o jie buvo dūmai, ir tarė jiems ir žemė, ateikit savo valia arba prieš savo valią. Ir tarė jie, mes ateinam savo valia. Ir nulėmė jis būti 7 dangums per 2 dienas ir nurodė kiekvienam dangui skirti. Plius dar 2 dienos. Plius dar 2 dienos. 2 dienos. 4 dienos ir dar 2 dienos. 8 dienos, taip. Nebe 6. Banda musulmonai sakyti, ai, tai gal čia, žinai, paraleliai per tą dienas, dar 2 dienas įsipaišo, 4 dienas jis tą patį darbą darė, ir dar tą kitokį darbą darė, irgi ten įsipaišė per tas dienas, paskui dar tas pats darbas vieną greičiau padarė, jis susitęs, ir tada dar per 2 dienas dangų sukūrė.
Juokingai skambačiai toks įsivertimas, ar ne? Nes žodis yra pirma sukūrė per 2, paskui per 4 ir paskui dar per 2 dangus įtvirtino. Akivaizdus prieštavimas, ką jūs čia bandysit pilstyti. Tai per 6 ar per 8 dienas sukūrė. Sako, nėra prieštaravimų Korane. Aha. Kaip tai nėra? Va tas fanatizmas aklas. Aklas fanatizmas. Čia paskutinis apreiškimas neiškreipytas. Paskutinis apreiškimas neiškreipytas. O, tik ir ateina zombis. Palaukit, mąstykit. 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 Nebūkit kaip krikščionys. O, Jėzus atpirko savo krauju, Evangelijai parašyta. Oi, mūsų knygose parašyta, kad neiškreipytas Koranas. Palaukit. Mąstykit patys, žiūrėkit, tikrinkit. Netikras tikėjimas, tai yra davatkizmas, nesvarbu jis vadinsis, baptistas, musulmonas, budistas, adventistas, nesvarbu, jeigu jisai, ar judėjas, jeigu jis davatkiškai tiki. Pirmiausia, tikėjimas daro žmogų protingą, kritiškai mąstančių. Jisai pasitikrina. Jis turi pasitikrinti. Žiūrim toliau. Dar vienas labai įdomus dalykas. 3 sūra. Taip, 3 sūra, 8-5, pasižiūrėkim, labai įdomu, dar vieną prieštaravimą duodu. Nu, aš jums duodu, aš sako, prieštaravimų nėra, aš jums kiek nori duosiu. Aš jums sakau, 80 prieštaravimų galiu duoti. 3 sūra, 85, paskaitykim. Tas, kas ieško ne islamo kaip religijos, tas nebus išklausytas ir paskutiniam gyvenime atsidurs tarp patyrusių nuostolių. Tas, kas jau kitos religijos ieško ne islamo, bet kokios kitos, tik islamą turi štai. Būsi paskutinę dieną būsi tarp patyrusių nuostolių, bus blogai tau. Nebus, kaip vertybė sako, nebus iš tavęs priimta niekas, jeigu tu ieškai ne islamo. Aiškiai, nu gerai, Koranas išmeta teiginį, kad tik musulmonai bus išklausyti, taip toliau, tu jeigu ieškai kitos religijos, tau jau kirdai. Sakykim, bet dabar pažiūrėkim 5 sūrą, 9. 5 sūrą, 69, pasižiūrėkim, ką rašo. Kituose vertimuose 73 bus aja. O iš tiesų, sako, iš tiesų, tikrai taip reiškia, iš tiesų, tie, kurie įtikėjo, reiškia, originaliai tie, kurie tapo musulmonais, kablelis, ar ne? Toliau, ir tie, kurie išpažįsta judaizmą, ir sabiečiai, ir krikščionys, kas tiki Allahą ir paskutinę dieną, ar kuria gėrį, nėr baimės virš jų gal bus ir nebus jie nuliūdinti. Vienur sako, kad kas ieško, kas ne islamo, kitos religijos, tam jau viskas bus. Amen. Nepriims jo Allahas. Kitos sako, ne tik tai. Ir musulmonai, ir žydų tikėjimas, ir sabiečių, ir krikščionių religija priims. Jeigu jie ten gerai nuoširdžiai laikėsi, viską darė gerą. Taip, kaip jie išmokyti buvo. Viskas gerai, priimsim. Nebus jie tarp patyrusių nuostolių. Tai palaukit, ar tik musulmonas bus išgelbėtas, pateks į rojų, ar ir žydai krikščionys. Vienaja taip sako, kita taip. Nėra, yra neprieštaravimo. Ne, tai sako taip jų ulema, jų mokytojai, jų imamai, jų mulos. O aš sakau, kad aš randu prieštaravimus. Ir judėjai, sako, tie pikti, kietas sprendžiai judėjai. Sako, palaukit. A judėjai pastebi daug? O jie daug pastebi. Dieve mano, kaip jie gerai mato. Ko jau intelekto jie turi. Jau nesupykit. Pažiūrėkit į judėjus ir pažiūrėkit į musulmonus. Ir viskas bus aišku. Pusė islamo pasaulio, puslaukinės tautos. Gyvenančios viduramžiais. Ir pažiūrėkit į judėjus. Kur 26% visų žydų milijonieriai. Daugiau kaip kas 4 žydas milijonierius. Nu. Vat sugeba. Pažiūrėjom toliau. Dar vieną pažiūrėkim. Žiūrėkit, koks islamas yra labai mėgsta musulmonai rodyti tą surą. Ant Al-Bakaro sūrai. Ai ne, pažiūrėkim kitą. Jo, 256.
Kokia gražiaja, fantasija, net ašarą išspaudė, žinokit. Dieve, kokia gera religija tas islamas, kokia taiki. Pažiūrėkit, 256. Ir kaip bedieviai žydai kaltina musulmonus, kad tai prievartos religija. Į Koranę melas, į Koranę pasakyta, žiūrėkit, 250. Nėra prievartos religijai. Le ikraha le fidin, arabiškai. Nėra religijai prievartos. Va Koranas šventasis sako, ne prievartos. O kai kas kaltina musulmonus, ir kodėl jie ten galvas kapoja, kai kurie, neišmano Koraną, ne. Dieve. Nėra prievartos religijai. O dabar pasižiūrėkim kitas suras. Ta pačia, sura Al-Bakara, pažiūrėkim, 190 arba kitose vertimuose 186. Ir kaukitės Allaho kelyje su tais, kurie su jumis kaunasi, bet nulaužykit prie jos, kad Allahas nemyli nusikalstančių. Reiškia, kaukitės Allaho kelyje. Toliau sako, skaitau 191 ir žudykite juos. Kur tik sutiksit. Išvykit juos iš tenai, iš kur išvėjus. Juk suvedžiojimas blogiau nei žudimas. Ir nesikaukite su jais ties uždrauštąją mečetę. Mažyt al-Harem, čia jo ta, reiškia, Mekos kur kaba. Tol, kol jie nepradės ten kauti su jumis. Jeigu jie pradės kauti su jumis, tai žudykit juos. Toks atpildas netikintiems. Matai su kokiam, su netikinčiais. Jeigu jie išsilaikys, tai Allahas atleidžiantis. Gailestingas. Ir kaukite su jais, kol neliks daugiau jums jokio papiktinimo arba suvedžiojimo. Ir visa religija priklausys Allahui. Tik Allaho religija bus. Ar jie kitokią religiją išpažįsta? Kaukite su jais, kol tik tai musulmonai liks. Kol visa religija priklausys Allahui. Kaukite su jais tol. Ne tol, kol jie sakys, viską susipratome, su jumis nekovosim. Ne, kaukitės, kol visa religija priklausys Allahui. Kol neliks munafikūnų, stabmeldžių, kitatikių, pagonių ir politeistų. Gal dar kitą paliksim, nes tai irgi Allaho religija, žydai ir krikščionys. Rašto žmonės. O visus kitus, kaukitės su jais. Šnaikinkit. A ką tik skaitėm, to pačioje Al-Bakara, leikracha lefidin, religijai nėra prievartos. A čia kas? Važiuojam toliau, pažiūrėkim, 9 sūra, 5. At-Tauba sūra, labai karinga sūra, sūra Tauba 5, paskaitykim. Sako, kuomet baigsiu draudimo mėnesį, yra 4 šventi mėnesiai, per kuriuos rekomenduojama nekariauti islamui. Dabar aš apie juos plačiau nepasakosiu. Tai žudykite daugiadievius. Ką žudykit? Daugiadievius, kur daug dievų turi, ne tos religijos. O kur tik juos surasit? Imkite nelaistę, apsupkite, statykite pasalas prieš juos kiekvienoje slaptoje vietoje. O jeigu atsivers, sukalbės maldą ir duos zaketą sumokės 2,5%, tai duokite jiems laisvą kelią, juk Allahas atleidžiantis ir gailestingas. Priėmė islamas. Moka jums zaketą. Savas brolis Allahoje. Tu daug dievų turi kovauja. Ir kur čia religija nėra prievartos? Kur čia nėra prievartos religijai? O ką, nežinot šariato taisyklės, kad islamo pasaulis dar Salamas, kokia tvarka buvo? Ką? Nežinot, kad, pavyzdžiui, žydas ir krikščionis, kadangi Ahlul al-Kitab, jam pasirinkimas būdavo, kada musulmonų užima tą teritoriją, įeina į kalifatą. Jiems arba islamo priėmimas, arba džizya už savo gyvybės palaikymą, galvos mokestį mokėti reikia. Pasirinkimas. Arba islamo, tai nereiks tau džizya mokėti, zakatas mažiau apsimoka, taip tave įtrauks į islamą. Jeigu ne, tai moki džizya ir išpažįsti savo religiją. O jeigu tu ne žydas, ne krikščionis, o munafikūnas, koks nors stameldys, politeistas, tai išvis arba kardas, arba islamas. Arba sikir baška, galva nuo pečių, arba islamas. Ir va, toliai krakalė atidinti dabar. Ir dabar radinėja šitą eilutę pastoviai. Visi islamo propagandiniai saitai, pažiūrėkit internete, vis va, religija nėra prievartos. Kitos paskaitykit ajatus. Korane yra testas. Štai prieštaravimas jums.
tai prieštarauja. Važiuojam toliau, pasižiūrėkim. Tas pats Sūra Tauba 29 pažiūrėkim dar. 29 labai graži tokia, taiki aja. Kovokite su tais, kurie netikė Allahą ir paskutinę dieną. Kovokite, kaukite, sako, su tais, kurie nepaiso. Ir nepaiso to, ko uždarė Allahas, su jo pasimnys ir nepaklūsta tikėjimo tiesai. Ir su tais, kuriems siūstas raštas, tai yra žydams ir krikščionims. Ir su tais, kol jie neduos išpirko savo ranką, būdami pažeminti. Supsta meldžiais, kovokit ir su krikščionim ir žydai. Kol visi išpirka susimokės, va tada jau religinė prievartos, nes jie susimoka jau. Išpirka, džizją už savo gyvybės moka. Fantastika, ne? Apie šitą nesusimastėt, mėly musulmonai. Žiūrėkit toliau, 8 sūra, 65 aja, dar paskaitykim, labai graži. 65 ajatas. Kituose vertimuose 66. O pranašė, skatink tikinčius arba musulmonus karui, arba kautinėms. Jeigu atsiras jūsų 20 kantriųjų, tai jie nugalės 200. Jeigu atsiras jūsų 100, nugalės 1000 tų, kurie netiki už tai, kad žmonės nesupratingi. Jeigu islamas taikos religija, tai kam skatink juos karui? Čia neprieštaravimas. Kaip tada prieštaravimas turi atrodyti? Tai kas tada prieštaravimas yra toks dalykas? Čia prieštaravimas. Vienu sako, taikos nėra prievartos religija. Kitur tikinčiuosius skatink karui. Ir paskui sako, su visai, ir hadisas yra tai iš vis geras, sako, Muhamedas sako, aš Allaho atsiųstas kovoti su visais, su stabmeldžiais, su žydais ir su musulmonais. Žiūrėkim, 47 sūra Muhammed, 7 sūra Muhammed, pažiūrėkim 4. Žiūrėkim. Kai tik sutiksite tuos, kurie neįtikėję, tai kirskit kardu per kaklą. Ir kada imsitės didžiojo jų išnaikinimo, tai suverškite jiems pančius. Taikos religija. Dieve. Jeigu ta kokiam romiečiam laiškį, kokią krikščionį Davatka perskaitų, Paulius sakytų, kirskite per galvą, va ten kokius netikinčius, o ten iš apsipjaustusiam visiems, taip toliau, tai čia turbūt iškart tikėjimą prarastų. Musulmonai tai jau, žinot, smegenys išplautos ir nebemato šitą dalyką. Žiūrėkit, dar vieną dalyką parodysiu. Dar vieną dalyką. Ką pirmą Dievas sukūrė, Allahas? Dangų ar žemę? Ką sako Koranas? Pažiūrėkime. Koranas sako, 3 sūra, 85. Visi aiškim, ką pirmą sukūrė Allahas? Dangų ar žemę? 3:85. Reiškia, pasižiūrėkime, atsiprašau, 2 sūra, 29, turbūt pažiūrėkime, geriau atsiprašau, 29, geresnė bus, aiškiau bus. Jis tas, kuris sukūrė jums viską, kas yra žemėje. Paskui, po to reiškia, atsigręžė į dangų ir padarė iš 7 aukštų. Pirma žemė viską sukūrė įrengė ir tik tada danguje tos aukštus viską sutvarkė. Padarė, taip? Taigi, pirmiausia, padarytas dangus. Žemė, o tik paskui dangus, pagal Sūra Al-Bakara. Bet pagal 79 ają yra atvirkščiai, žinokit. Pirmiausia, dangus, paskui žemė padaryta buvo. Žiūrėkit, 79 ają. 79 ają paskaitykim išplėšintieji. Taip, nuo 21 iki 23 ajas. Reiškia rašo. Važiuokim. Bet anas palaikė tai nepaklausė, paskui nusisuko susirūpinėsi, susirinko paskui ir tarė, aš viešpats aukščiausias, tačiau Allahas bausdamas paskui ne pirmą gyvenimą bausmę. Žiūrėk, 26. Iš tiesų tai nurodymas tiems, kas dievingas, ar jums sunkiau sukurti dangų. Jis jį pastatė dangų, iškėlė jo skliautą ir įrengė, užtamsino naktį, įvedė aušrą ir žemė po to išsklydė. Ten pirma žemė, po to dangus sutvarkė. Pirma dangų, o čia 71 dangų, po to žemė. Prieštaravimas pats tikriausias. Tai aš galėčiau tęsti, bet aš bandysiu įsispausti 1,5 valandos.
laikotarpį ir dar klausimų turiu apie islamą daug. Štai dar klausimas yra. Visiškai su jumis sutinku, Toroje taip pat yra viendevystė, vienas dievas, kaip ir islame vienas dievas, bet islame Korane viendevystė yra aiškesnė, grynesnė, mažiau politeizmo apnašų, o Torai yra šiek tiek daugiau apnašų ir nėra tokia griežta viendevystė. Mielas klausytojau, atvirkščiai, Korane viendevystė mažiau gryna negu Torai. Norit įrodysiu. Torai, pakartota įstatymo knyga 6.13, Dvarim knyga, žiūrėkit, apie viendevystę sako, pakartota įstatymo knyga, 6 skyrius 13 eilutė, apie viendevystę, žiūrėkit, sako, žiūrėkit, kokia Toros viendevystė. Bijok viešpatę savo Dievo, jam vienam tarnauk, jo vardu prisiek. Originalė, vieną Dievą garbink ir tik jo vardu prisiek, taip? Vieną Dievą te garbink, pasakyta, Torai. Taip, pagal įstatymą 6.13. Tuo tarpu dabar pažiūrėkim Koraną. Patį Koraną, sūnyti dar daugiau visokios pamatytumėt. Ten kai kurie net angelai vos ne dievais padaryti yra. Reiškia, bet čia pažiūrėkim, paimkim, arba Izaiją dar, palaukit, 42 skyrių 8 eilutė, vat, jeigu pažiūrėti iš viso Tanacho. 42 skyrius, pažiūrėkit, 58 eilutės, sako. Atsiprašau, 8 eilutės beras. Aš esu viešpats, tai mano vardas, aš neduosiu savo garbės kitam. Dieviškos garbės kitam negalima duoti, jokią kultą kitam, nieko kito negalima, taip? A dabar pažiūrėkit Korane. Nu sakysi, nu jau ką, tu čia kalbėjau Korane, kiek vienas Alachas reiškia pasakyti, o ir ne. Yra dalykas, kuris kerta, bet kuriam judėjui iš karto kerta per sąžinę, skaitant, kad čia tai bjaurus dalykas. Prašau, paimkim Koraną, Surah Al-Baqarah, 34, tą patį mūsų skaitytą, taip? Žiūrėkit, Surah Al-Baqarah, išvertus karvė, 34. Ir štai mes, reiškia, Alachas tarėm angelams, nusilenkite Adamui ir nusilenkite išskyrus Iblisą. Nusilenkit, čia tos pats žodis arabiškas, pagarbinkit Adomą ir visi angelai pagarbina išskyrus Iblisą. Tai čia geresnis monoteizmas, ar ne? Kai dar angelai turi šalia Allaho dar garbinti Adomą lankstytis. Ne vienam Allahui, čia pasakyta vieną Allahą te garbinsi, vieną Dievą te garbinsi Torai, taip? Ir nieko kito. O Korane, prašau, visus angelus pastatė eilėn ir prašom, garbinkit Adamą. Tai kur čia tauhid, kaip jūs sakot, musulmonai mėly, viendevystė yra geresnė, Torai ar Korane, Aš manau, kad Torai. Tikra viendevystė. Korane yra užteršta. Dar klausimų turim. Dar turim klausimų. Kas jums islamo religijai nepriimtini, kokie jums islamo religijai nepriimtini dalykai? Ne, jeigu praktiką paimti, tai labai daug galima į islamo pasaulį tos praktikos, bet aš jau paimsiu šaltiniuose pačiuose. Šaltiniai yra Kuranas ir Suna, ar ne? Suna, bent jau sunitams, tai yra svarbesnis šaltinis net už Koraną. Sako, Koraną tu negali suprasti teisingai, reikia papildyti, pranašo Suna yra viską išaiškina. Tai aš dabar paimsiu pranašo Suną ir pasakyti, Korane sako, kad Allaho pasiuntinys, Muhammedas, kaip sako, sallallahu alaihi wasallam, yra jums gailestingumas pasauliui duotas. Pasauliams gailestingumas jisai. Ajaikos gailestingumas. Ir tuo pat metu musulmonas priverstas tikėti Suną. Sunai svarbiausias knyga, žino, pati svarbiausia Sunos knyga yra Sakihas Bukhari. Bukhari hadisai. Antroje vietoje yra Muslim hadisai. Taip? Turbūt žinot šitą, kad jie privalomi jau. Visi yra Sakih, tai yra absoliučiai teisingi, tai tikima, musulmonai tiki. Tai 233 numerį hadisą paskaitykit. Paskaitykit, gerbiami musulmonai. Apie gailestingumą, koks pranašas Muhammedas gailestingumas. Aš tikiu, kad jis buvo gailestingumas pasauliui. Bet tai, ką jau čia aprašo apie jį islamas, tai yra, juokas ima, tai yra iškraipyta. Tiesiog įžeidžia Muhammedą. Mes to nedarom, Dieve mano, mes sakom, negalėjo tai būti. Dievo žmogus taip nedaro. O čia pažiūrėkit. Skaitau. Pranešama, kad Anasas
tegu bus jo patenkintas Alachas, pasakoja, anuo metu žmonės iš Ukl genties atvyko į Mediną, kur pasijuto blogai dėl klimato. Pranašas, tegu Alachas laimina ir tai, kai jam dovanoja, liepia jiems kurį laiką gerti kupranugarių šlapimą su pienu. Urino terapija, islamas, urino terapija. Oi, arabai mėgsta tą šlapimą kupranugarių. Nežinot šitą? Aš žinau. Naudoja. Mėly musulmonai, jeigu pasijausit blogai, einat į zoologijos sodą, arba pas kokį tikratį musulmonų iš arabų kraštų, kurie jo giminės ten 55 broliai ir 28 dėdės turi laiko kupranugarių. Sakai, kupranugarių šlapimas yra labai geras vaistas. Šlapimą liepia gerti. Vėliau, kuomet jie pasveiko, jie nužudė pranašo piemenį, tegu Alachas įlaimina ir tai, kam dovanoja, ir pagrobė visą bandą. Kaip sakoma, iš miško išlindė, į mišką žiūri. Apie tai Medinui sužinojęs rytą pranašas, tegu Alachas įlaimina ir tai, kam dovanoja, išsiuntė žmonės juos pasivyti. Vidurdienį jau juos atvedė į Mediną. Ir pranašas, tegu Alachas įlaimina ir tai, kam dovanoja, įsakė nukirsti jiems rankas ir kojas ir be to dar išdeginti jiems akis įkaitintą geležin. O taip pat įmetė juos į duobę, kur dėl karščio prašė duoti gert, bet niekas jiems jo nedavė. Gailestingumas pasakė. Nu, aš sutinku, padarė nusikaltimą, pavogė gyvulius, nužudė piemenį, ar ne? Nukapoji rankas, nukapoji kojas, išdegintą geležim akį. Čia žvėris, totalus žvėris. Pranašas negalėjo toks būti, Muhamedas, apsaugokit. Musulmonai, jeigu jūs sakykite Buhari šitą raštą pranašą, jūs esat bedieviai. Nešveiškit pranašų Dievo. Jų gyvenimas ir moralė labai aukšta. O jūs manot, kad čia moralė ir teisingumas? Gailestingumas pasauliams. Pavadinta Koranė. Gailestingumas pasauliu, nukertat rankas ir kojas. Ne, aš nebežinau, kaip gali žmogų labiau kankinti. Kad išdegini kaitintą geležim akis ir įmeti į duobę, kad jie mirtų nuo karščio ir neduodi jiems dar vandens. Agonija. Žvėris joks taip nedaro. Joks žvėris to nedaro. Roplys, driežas to nedaro. Šitaip kankinti. Darai nusikaltimą, tu nubaudai nuo yra ir toro, akis už akį, dantis už dantį, gerai gyvybė, nubaudai mirties bausmę, įvykdė mirties bausmę jiems, tai už žmogžudystę. Ir tai gal ne visiems, o tam, kurį žudė. Išsiaiškini viską, padarai tyrimą. Taip turėtų būti. O ne, jūs šitaip, aš jūs dabar važiuokite, aš jums padarysiu. Sakichas Muslim, šiek tiek hadisė yra šiek tiek kitokia versija šito paties hadiso. Sakych Muslim 1671 numeris to hadiso. Viskas tas pats, tik pasakyta, neišdegino akis įkaitintą geležį, o išlupo jiems akis. Toks skirtumas yra. Nežinau, kuris čia švelnesnis hadisas, kuris čia labiau gailestingumas pasauliams. Mėly musulmonai, ką jūs į tai? Tai yra Sakych Buhari ir Sakych Muslim hadisai. Nediskutuotini, viskas, tu netiki Buhari ir Muslim, tu automatiškai iš islamui, bent jau iš sunitiniais. Ahliu sunna wal džamaatui nebegali priklausyti. Beje, tokį šitą hadisą turi šitai. Ir šitą hadisą turi ir badyti jo mane. Visos pagrybos turi. Kas čia dabar? Taip mes sakom, mums tai nepriimtina. Ar jums priimtina? Mes sakom, tai neteisingai, tai baisu, tai žvėris. Jums tai gerai, čia teisingumas ir gailestingumo religija. Mes tai sakom, pranašai tokie nebūna. Čia iš karto matosi, kad iškraipyta ir islamas tai yra. Tai ne tas islamas pirminis, kuris dabartinis islamas nieko bendro neturi su pirminiu islamu. Mes negalim tokių baisybę pranašo pilti. O jūs skelbėt pasauliams ir mokot musulmonai, kad pranašas mums buvo. Žiūrėkit, žvėris. Hitleris taip nedarė niekur. Gražiai viskas, dujų kameras buvo, muzika paleisdavo, pirtis buvo prieš tai.
Nekapoja nei rankų, nei kojų, nei akių nedegino. Ir įmesti duobę, kad iš troškulio numirtų. Čia jums viskas normaliai? Bet dėl ko, jūs sakot, kas tam blogai, kodėl mes sakom, kad ne, palaukit, čia suklastotas tas islamas yra. Jeigu ne Tora, tai nėra, man tai, bet Toros nėra kito varianto. Apsigalvokite ir prašom ateinat pas reformistinę judaizmą rabiną ir padarot atgailą už nežinojimą ir viskas. Ir indoktrinuotis į normalų monoteizmą, Dievą garbina teisingai, kur pagarba panašams yra. Važiuojam toliau. Dar kitas dalykas, žiūrėkit. Sakih Buchari, aš imu tik tai sakichus arba aukštesnius hadisus, kurie neimu daif, silpnų hadisų, ten tai iš vis groju, o Jėzus paskaityčiau. Net nupurti. Neimu net Hasan gerų hadisų, imu sakichus net skaitau. Sakih Buchari, matau, Sakih Buchari, atsiverskit rinkinį medicinos knyga, 1890 numeris hadisų. Cituoju. Perdavė Abu Huraira, tas Abu Huraira labai daug hadisų perdavė. Kačiuko tėvas išvertus. Katinuko tėvas. Ne todėl, kad jis katinuką atsivedė, kad jis turėjo katiną augimą. Tai, ir kaip rūpinosi kaip savo vaikų, dėl to vadina. Jeigu ką čia... Taigi Abu Huraira perdavė, kad pranašas pasakė, jeigu musė įkris į kurio nors indą, iš kurio valgote ar geriate maistą, tai tegul iš karto neištraukia tos musės, o jie panardina giliai ir tik tada išmeta. Įsivaizduojat, atskrenda tokia melsvai, žalsvai, gelsvai tokia, taip sakant, šūdmusė, įkrita į putrą. Tai jie musė, musulmonai ar taip daro. Pamirkai iki padugno, turi pamirkyti. Ir tada išmest. Nes, sako, Allaho pasiuntinys pasakė, ant vieno musės sparno išgydymas, ant kito liga. Va, ir gydymas, ir liga yra, ant to paties visko. Kaip tai? Jūs čia manot, normalu tai yra. Medicinos knyga, jis pranaša mediciną tokią. Jūs galvojate, kad Dievo pranašas tokias gali... Jūs žinot, kur musės vaikšto, po ką musės rapoja. Ką jos nešioja ant savo kojų? Šiandien mes žinom, taip? Tuo metu, beduinai, ką apart Kupranugarių nieko nematė. Taip? Viduramžių Arabijai. 7 amžiai. Net ne viduramžių. Kažkiausiai. Panardinkit musę, da pamirkai ir ištraukit. Kas čia dabar per žinią, klausykit. A, ko iš šito neskelbėt? Eikit, skelbkit žmonėm, kad tikras tikėjimas, ką atneša trečiasis paskutinis apreiškimas, neiškraipyta šviesa, kurį patvirtina Tora ir taip toliau. Musė, jeigu kris, pamirkai ir tada išmeti, iškart neišmeti, kad staigi. Tai jeigu ant jos išgydymas dar, tai gal iš vis reikėtų, gal jau tiesiog pamatai skrenda pasigavai ir pamirkai dar. Jeigu tu sergi. Nu ką apie ką čia šnekėti? Važiuojam toliau. Atsiverskit Sakih Muslim hadisą. Irgi Sakih, antras pagal svarbą hadisų rinkinys. Privalomas visiems musulmonams. Visi ten hadisai irgi Sakih, teisingi. Numeris 3310, paskaitykit. Aiša, pranašo žmona Aiša, pasakė, kad Allaho pasiuntinys su ją susitokė, kai buvo 6 metai. Sako, jis sakė, o gyventi persikrausčiau, kai man sukako 9 metai. Čia santuoka su 6 metų vaiku, kaip jums taip? Čia kaip ta žodis vadins iš raidės? Ir jūs šitą pranašui priskiriat? Ir jūsų šventose knygose kalba, kad čia Dievo pasiuntino Dievo žmogus tokius dalykus darė. Papildau. Sakih Buchari, 234 numeris. Šitas pats hadisas yra Tabarani, 9 tome, 131 puslapį. Žiūrėkit, koks hadisas skamba. Aiša, tebūna ją patenkintas, Alachas sakė, mano mama atėjo pas mane, kai supausi ant supinių. Ji paėmė mane ant rankų ir pastatė ant žemės. Mažas vaikas buvo ištie. Auklė, jeigu mama nuo supinių nukėlė ir pastatė ant žemės, taip? Sakyk. Kaip
Auklė nuprausė mano veidą ir nusivedė. Kai aš priėjau prie durų, auklė sustoja, kad aš pailsėčiau nuo greito ėjimo, su suaugusiu nespėjo dar. Mažas vaikas, 9 metų. Kai ėjau į vidų, Muhamedas, tegu Alachas įlaimina ir taikam dovanoja, sėdėjo ant lovos mūsų namuose. Mano mama liepė sėstis jam ant kelių. Kiti vyrai ir moteris atsistojo ir išėjo. Pranašas su manim atliko lytinį aktą mano namuose, kai man buvo 9 metai. Čia hadisų rinkiniai. Suna. Ahlių suna valdžiama. Sunas ir bendruomenės susitarimo žmonių. O čia suna. Ką? Čia normalu jums. Aišku, dabar bando ir šeši visai. Imam kitą. Dar vienas labai svarbus rinkinys. Hadis Abu Dauda. Abu Dauda rinkinį atsiverskit. Suna Abu Daud. Hadisų rinkinys. 2116 numeris. Aiša pasakė, te būna patrankis Alachas, Alacho pasiuntinys, tegu Dievas laimina tai, kam dovanoja, susitokė su manim, kai man buvo 6 metai, bet su manim neturėjo lytinių santykių, iki kol man nesukako 9 metai. Man tekia yra kartais užduoti ir musulmonų rulėmam šitą klausimą. Jie aiškina, kad labai, pietus ten žmonės greičiau bręsta, ir senovė dar labai greitai bręsdavo taip. Tu nuvažiuok į Saudo Arabiją ir pažiūrėk, kaip 9 metų vaikas atrodo paperkūnais. Tikrai tikiu. Kaip 9 metų vaikas atrodo, pasižiūrėkit ir pamatysit, kaip atrodo ir su kuo jūs galite atlikti lytinius santykius. Jūs šitą pranašų priskiriat. Tai čia pikžodžiavimas. Jūs ką? A čia iš vis pranašui priskiria kokį vulgarumą. Pažiūrėkit, Sunan Nasai, imkim kitas Sunas hadisų rinkinį, Sunan Nasai, 8885 numeris. O taip pat yra Sakih Ahmad, yra dar vienas rinkinys, labai populiarus pas sunitus, nors neįeina tarp 6 rinkinių pagrindinių, 21274 numeris hadisas. Alacho pasiuntinys, tegu Dievas įlaimina tai, kam dovanoja, pasakė: jei išgirsite, kas save aukština pagal savo kilmę kaip džahilijos, tai yra pagonybės dar laikais, tai liepkite tam žmogui čiupt savo tėvui už penio. Pasakykit būtent šitais žodžiais ir ne kitais. Jeigu žmogus didžiuojasi savo giminę ar savo tautą, ar ką, žinot, ką liepia pranašas, eini prie ir sakai, grieb savo tėvui už... Tik to. Čia kas dabar? Čia kas dabar? Aukščiausia moralė, pranašai. Aukščiausias pavyzdys sakybo. Mėly musulmonai, išgirsit savo tėvą kokį nors, pavyzdžiui, sakys, lietuvis esu gimęs, lietuvis, aš didžiuojuosi, kad aš lietuviai tokia puikiai tauta virš visų kitų. Jūs jam sakyt, liepsit griebti dėdukui už jo tėvui, tai yra dėdukui turi griebti. Nu ką čia šnekėti? Klausimai kyla, jūs suprantate, apie kokias nesąmonės. Dabar klausimas, mėly musulmonai, jums. Šviesa atėjo islamas, paskutinį iškraipytas ir taip toliau. Bet jis jums liepia vyrai šlapintis atsitūpusiais, ar šlapinatės atsitūpę. Nurodymą, šlapintis atsitūpus yra, kad jisai sako. Taip, ir fichas jis sako. Dieve mano. Cituoju hadisą vieną. Reiškia. Buchari. Saugokitės. Nes labai svarbu, kad nedaug Dieve lašas koks neužtikštų ant žmogaus ant odos ar drabužių. Saugokite šlapimo. Nes didžiausias bausmės kape bus dėl šlapimo patekimo ant odos ar drabužių. Įsivaizduojat, musulmonai turi tokį berzach. Dar nepatekęs į rojų ar pragarą, į džanam ar džahanam yra rojus pragaras, dar prieš tai to siela, kiek ten būna rojai, ten sako, pirmia, ateina gyvatė, al-šudžia ir daug, reiškia, kankina nusidėjėlį, ateina du angelai, munkaras ir nakyras ir muša jį. Kas tavo dievas, jeigu nepasakys Allahas, tai dauža per galvą paprasčiausiai. Kas tavo pranašas, jeigu nepasakysi, kad Muhamedas vėl tai dauža per galvą. Kas tavo religija, jeigu nepasakys Islamas, vėl tai dauža per galvą. Kapečia viskas, tik barzak, sako, visi gyvūnai girdi, tik žmonės ne.
Yra hadisas toks, tai, turbūt žino musulmonai. Tai va, dėl ko daugiausia jis daužys. Šlapimo patekimą. Jeigu prieš vėją, kaip va, už šitą tai gausim. Moralės kodeksas tobulas, klausykit. Jūs ką? Ulemai, kurie skelbėt islamų seniai jūs skaidijų, tai iškart. Jūs žydam dar šitą norit pasakyti, kad jie šito tikėtų. A kaip jums toks nurodymas islame, kada einat į tualetą arba atlikti savo gamtinius reikalus? Ar didį reikalą, ar mažą reikalą, ar didysis apsivalymas, ar mažasis apsivalymas, ar gusilė takavimas. Iš vidinis turiu menį, prašiausiai. Pasakyta, kad negalima kategoriškai veidu arba užpakaliu į kiblos pusę, tai yra nekos pusė būti. Tik šonu. Man tiesiog įdomu, kaip jūs į tualetą kompasą nešiojatės, ar miške, pavyzdžiui, einat grybauti, atsitiko reikalas toks mažam apsivalymui. Kaip jūs nustatot, nekas nekė. Su kompasu, kur... Nu, tikra šikystė. Dar vienas hadisas, aš jums paskaitysiu. Sako, kas nebegalvoja, man tokie dalykai nepriimtina. Jums priimtina? Nu, ačiū, tai yra dar. Aš neturiu daugiau klausimų, jeigu jums šitie dalykai priimtini. Pranašas, tegu Dievas įlaimina tai, kam dovanoja, pasakė, bijokite 2 keikimų. Žmonės klausė, kas yra tie 2 keikimai. Ir Allaho pasiuntinys, tegu Dievas įlaimina tai, kam dovanoja, atsakė. Tai tie, kurie keikia tą, kuris tuštinasi ant kelio, kurie eina žmonės, arba pavėsė, kur žmonės sustoja pailsėti. Negali, jeigu tau eini keliu, tam turi kelią, tam kažkas atlieka reikalus savo, saugotis turi keikimą to, arba pavėsė, kur tai autobuso statelį tam pastovų pailsėti, tai kažkas atlieka, nedaug dievė, tu ten nepradė keiktis. Ne, nu normaliai. Iš viso, kaip jums tas hadisas, kaip vienas sahabis, reiškia, nu pasidomėkit, aš jums duosiu numerius, tos hadisus paprašiausiai, sako, mačiau, kaip beždžionių būry vieną beždžionę svetimavo, o kitos beždžionės po to užmušė ją akmenimis. Už svetimavimą yra užmušta akmenimis, ir to ir Korane. Hadisas, Hasan hadisas, geras. Beždžionė svetimavo. Kad svetimauti pirmą tu turi susituokti. Įdomu būtų tas beždžionių šliūbas, beždžionių sutartis, įdomu beždžioninas makrą beždžionį moka. A kai skiriasi į da periodą, laukėtis mėnesius. Mėly musulmonai, jums juokas neima. Apie ką čia jūs kalbat? Tokius dalykus. Siaubingas dalykas. Dar įdomiausia, kad tas Suna Koranui prieštarauja. Sako, Suna išaiškina Koraną, bet prieštarauja. Kodėl? Da, paprastas dalykas. Atsimėt, mes skaitėm Korano 2 surą, Al-Bakara 256, Leikra Halefidin. Religijų nėra prievartos, taip? Fantastika. A kaip jūs su tuo hadisu, kur Al-Bukhari sakyche, 6922 numeris, pasižiūrėkit. Nužudykite tą, kuris pakeičia savo religiją. Turime omeny islamą, kiti gali keisti religiją, bet islamą ne. Nužudykite tą, kuris pakeičia savo religiją, hadisas. Kaip čia religijai nėra prievartos? Ne, čia nėra prievartos, tiesiog nužudėjai, be prievartos. Kaip jūs šitą vartot? Jums juokas patiem neima. Nužudykit tą, kuris pakeičia savo religiją. Mėly musulmonai, turbūt žinot, pasidomėkit. Ir tad, tai yra išėjimas iš islamo. Ir tad, reiškinys toks, išeinant iš žmogus iš islamo, vadinasi murtadas. Murtad. Reiškia, ir šiandien mirties bausmė už išėjimą iš islamo numatyta baudžiamuosiuose kodeksuose visų 13 musulmonų šalių. Saudo Arabijai mirties bausmė. Afganistane talybinė mirties bausmė, Brunėjuje, Sudane, Jemene, Katare, Mauritanijoje, Jungtinėse Arabų Emiratuose, Malaizijai, Maldyvose, Pakistane ir Irane.
Beje, kai kuriuose Nigerijos šiaurinėse valstijose taip pat yra dar 14. O Koranas sako, islame nėra prievartos. O čia gaunasi islamo fikas ir suna padaro islamą, kas bendro tarp islamo ir pelėkautų. Taigi bendras dalykas, įėjimas yra nemokamas, prašom, laisvas pasirinkimas. Šiaip negali. Tai yra pelėkautai šitą religiją. Religija nėra prievartos. Šiaip tau mirties bus. O ką Koranas sako, skaičiau, religija nėra prievartos. Paskaityk 18 surą, 29. 18 surą, 29. Kituose vertimuose 28. Pažiūrėkime, kaip sako. Ir sakyk, tiesa iš jūsų viešpatės, kas nori, tegul tiki, kas nori, tegul netiki. Pasakytų, kas nori tiki, kas nori netiki. Taip, nenori jau viskas islamų tikėti, išėjo dzen budizmą. Ar Jehovos liudytojai tapo, velniai nematė, ką padarys, jis savo atsakės sprendimą padarys, gali tu jam aiškinti, diskutuoti su juo, kas geriau. Mirties bausmė. Už išėjimą iš islamo. 10 sūra, 99 paskaitykim. 10 sūra, 99. Žiūrėkit. O jeigu įsigeistų tavo viešpats, tada įtikėtų visi, kas yra žemė iki vieno. Negi tu priversi žmonės, kad jie taptų tikinčiais. Ar tu gali priversti, kad jie tikėtų? Negali. Laisvė. Korane yra laisvė šitas. Vienose, kitose žudyk netikinčius pasakyta. Yra įgūtas. Yra tokias ir tokias, žinokit. Bet čia dar prasideda kitas. Yra Korane toks ilm an-nasiha wal mansukh, apie pakeistus ir atkeistus ajatus mokslas. Tai jeigu jūs šitą mokslą išeis, jūs pamatysit, kad aš pasidomėjau šitą mokslą. Islamo aukštąją teologiją. Ten sako, reiškia tie religiniai prievartos, kas nori tegul tiki, čia buvo ankstesniai Mekos periodo ajatai, vėlesni ajatai atkeičia ankstesnius. Jau kardo ajos visos ir sura tauba jau vėlesni, jau Medinos periodai. Dabar jau kardas, čia buvo anksčiau tik tai, pačioj pradžioje, kol musulmonų mažai buvo. O Medinai, kada jis jau tapo karaliukas to miesto regiono, jau gali ir galabyti. Bet taip aiškinam, musulmonų ulemai. Aš neišgalvoju, yra šitas dalykas. Jūs ką čia? Jūs galite kokiam ten žinot, aiškinti, suprantat, kokiam žmogui ten religijotai nežinant. Jūs judaistam paaiškint šitą, kad geriau, kad Koranas arba islamas neiškraipytas, o Tora iškraipyta. Juokaujat gal. Tai va. Dar įdomesnį dalyką aš pasakysiu. Pagal islamas taip gražiai viską suformavęs, kad pateikia Muhamedą kaip dievą atmestą. Taip, islamas. Nesako tiesiog, čia tai man nabeinė paskutinį pranašų anspaudas, pranašų seidas, ir Habibullah, Allaho mylimazė ir taip toliau. Čia retorika. Bet po juos slepiasi labai negraži doktrina. Pradėkim nuo to. Važiuoju iš toli. 69 sūra, pažiūrėkim Koraną. Kas gaunasi? 69 sūra. Nuo 44 iki 46 ajos paskaitykim. Allahas subhanahu wa ta'ala sako apie Muhamedą. O jeigu jis būtų prasitaręs prieš mus kokiomis nors kalbomis, jeigu ką nors netaip sakys Muhamedas, taip, mes būtume stvėrę už dešinės rankos ir paskui perrėžę jam širdies arteriją. Ir neatsirastų tarp jūsų ne viena, kurie nuo to jį sulaikytų arba išgelbėtų. Širdies arterija būtų. Sako, bet kadangi širdies arterijos neperrėžė, matot, tai jis teisingas pranašas. O dabar, mėly musulmonai, prisiminkit hadisus, kaip pranašas mirė. Na, užvalgė keptos mėsos, aišku, žydauką nunuodė, kasgi daugiau, aišku, gali nunuodyti. Žiūrėkim, kas sako. Atsiverskit, sakyk al-Bukhari. Aš kitų net neliečiu, aš jau Bukhari dažniausiai cituoju, kur jau nebejotinas, kaip Koranovas, ne, į laiko. 4428 numeris hadisą. Aiša tebusie patenkintas Allahas pasakoja, kad Allaho pasiuntinys prieš mirtį pasakė, o Aiša,
Jaučiu skausmą, kurį sukelia maistas, kurį valgiau Chaibare. Ir jaučiu, kaip mano aorta perpjaunama nuo tų nuodų. Mano širdies aorta perpjaunama nuo tų nuodų. Hadisas Buchary yra. Jeigu jisai kažką pasakys blogo, sako, mes tą aortą perpjautumėm. Muhamedas mirdamas sako, jaučiu, kaip mano aorta perpjauna per tą maistą. Pagalvokite, ar Muhamedas netikras pranašas buvo, ar čia islame prirašyta visko, kad patys užsivartė ir dabar gaunasi padarant, kad Muhamedas vos ne nukrypusių, reiškia gyvenimo pabaigoje jis nukrypo, Dievas jam aortą perpjovė, neapsaugojo nuo nuodų. Pranašas matė didžiausius dalykus, 7 dangų, a nežinojo, kad maistą nuodų įdėti, nežinojo. Allahas jam nedavė žinoti. Ir jaučiu, sako, kaip mano aorta perpjaunama. A jis blogai gal jautė, gal jau klėdėjo, ar ne? Ar tikrai aorta? O jeigu aorta jaučia, kaip perpjaunama, tai sako, jeigu jis prieš mus kalbės blogus žodžius, kokiu 69 suras, sako, nuo 4 iki 6 ajas, sako, tada mes jo aortą perpjausim ir nieks neišgelbės to. Ir nieks neišgelbė. Klausykit, labai įdomus dalykas. Ką dar? Kokią dar žinią atneša islamas? Kad žinotam, kaip teisingai gyventi viskas, ne taip, kaip tamsoje tie krikščionys. Mėly musulmonai, vat įdomu, kai jūs biškių pasensit, kai atsiras žili plaukai ar barzda žila taps. Jum sunna pranaša rekomenduoja labai įdomų dalyką. Aš jums net paskaitysiu. Štai aš paimu daktarą Jusuf Al-Karadavį, žymiausią Kataro šeicho, reiškia, knygą, hadisų žinovas, rašo apie plaukų dažymą, žino tokį dalyką. Jis cituoja Al-Bukhari hadisą. Al-Bukhari, reiškia, rašo, kad skyriuje, kuris vadinasi pridėjimas prie plaukų. Bukhari skyrius yra. Pagal Abu Hureiros autorystę praneša, kad Allaho pasiuntinys pasakė, judėjai ir krikščionys nesidažo savo plaukų, todėl būkite kitokie nei jie. Dažykitės plaukus, oi dažykitės. Čia kas? Žiūrėkit, vyrai, plaukus reiks dažytis, šlapintis atsitūpus, čia toks vienas žingsnis, mėly musulmonai, toks, nesakau, kad jau tas yra izmas, bet jau toks nedidelis žingsnis, čia jau kažkas panašaus, kaip moteriška apranga būtų. Beje, ten moteriška apranga, žiūrėk, kai apsirengia, tai apsaugok viešpatį. Pažiūrėkite, kokią omanietę ar pakistanietį iš nugaros galvos, kad moteris eina. Įdomu. Ar dar tas įpratis, tas už rankučių vaikščioti, arabų šalyse ar Pakistane, vyrai už rankučių vaikšto susijėmė. Tai čia normalu, čia ne homoseksualizmas. Klausykit, nieko savo šviesą atnešta. Šlapinas atsitūpę, vyrai vaikšto už rankučių susijėmė ir dar plaukus dažos ir barzdas. Čia labai jau moteriškas susijėmimas. Žydai ir krikščionys nesidažo. Malačiai, kad nesidažo, sakyčiau. Aš tai, mąstau kaip koks munafikūnas, ne? Gerai, nevyriška dažytis. Bet jeigu atsirado žydė, turi dažytis. Čia dar nieko. Dabar kokias įdomiausia, ką sako sunna, hadisai, kokios spalvos dažytis reikia. Šeichas rašo, dabar išlieka klausimas, kokio tipo dažai turėtų būti naudojami. Ar jų spalva turėtų būti juoda, ar galimos ir kitos spalvos? O gal juoda spalva turėtų būti vengtina? Ir cituoja hadisą, reiškia, Mekos užkariavimo dieną Abu Bakras pasiėmė kartu savo pasenusį tėvą Abu Kakafą, nešė į tol, kol pasodina prieš pranašą ramybę jam. Žiūrėdamas į Abu Kakafo sniego baltumo plaukus, pranašas ramybę jam pasakė, perdažyk juos, tik venk juodos spalvos. Juodai negalima dažyti, Dabar kuo dažyti? Fath al-Bari, labai svarbus fikho veikalas, rašo, geriausias dalykas žydiems plaukams dažyti yra chna ir katn. Chna dažo plaukus raudonai, katn tamsiai raudonai. Žinot, pasaka raudonbarzdis. Bet tai šviesą atnešė. Čia įdomiausias dalykas, jūs žinot, kad čia ilgus šimtmečius fiche vyko diskusijos dėl to šlapinimas, iš jų labai ypatingai. Mat, kaip pasakytas, labai įdomus dalykas yra.
Reiškia, Aiša perduoda hadisą, irgi Buchario hadisas yra, Aiša perduoda hadisą, sako, kad netikėkit nieko, kas pasakys, kad pranašas šlapindavosi atsistojęs. Reiškia, pranašas neatsistoja šlapindavosi, atsitūpęs. Bet yra kitas hadisas, irgi sakych, kur sako, ir aprašo, kad pranašas šlapinasi į sieną, nusisukęs stovėdamas. Tai dabar palauk, vienas sakych hadisas sako, netikėkit nieko, kas sako, kitas hadisas, kad pranašas stovėdamas šlapinasi į sieną. Tai kurio man tikėti, tai abu sakych. Fantastika, ne? Ir čia vyko 200 metų fichė buvo laužoma. Vienas Mashabas, Hanafijos šiek tiek taip, Malikė Šafija dar kitaip, Hanbalitai dar kitaip, čia Zaiditai dar kitaip šitą dalyką per... Čia vyko, kaip pranašas šlapinosi. Kaip buvo svarbus dalykas, nes pačiam reikia, pranašo sūną, tu turi sekti pranašą, kaip tu turi šlapintis. Ir dabar, vis dėlto laimėjo, kad čia buvo vienkartinis atvejis, kad pranašas stovėjo šlapindamasis, čia nes jam tuo metu nugarą galėjo skaudėti. Tik dėl to tokiu atveju, reiškia, šiaip pranašas tupėdamas šlapindamas į vatą. Kokia svarbi, kokia ideologija, kaip čia pranašas, kaip šlapintis pagal teisingą tikėjimą. Šlapinimosi teologija atneša islamą. Oi, čia ta teologija išvysa, kai eini į tualetą, kada dešinė koja įeini, kairė koja į dešinę koja išeitų iš tualetą paprasčiausiai. Laikaisi kiblos, kad veidas ar nugara nebūtų į kiblos, į mėtos pusę, tu su kompasu dar turi nusistatyti, ar tas tualetas gerai rentu. Jeigu pagoniai kokie krikščionys kafirai statė tą tualetą, jis nerentuotas ir nėra kur. Tai kaip tu čia dabar, tai tu ten turi persisukęs kažkaip, yra tas mokymas. Tai dalykai. Tada pasakyti maldelę reikėjo tualete, pasimelsti, dua yra maldelė. Prašau Allaho apsaugos nuo velnių moteriškos ir vyriškos lyties. Taip, kaip prieš maunantis kelnes, reiškia, velnių bijoti reikia moteriškos ir vyriškos lyties tualete. Nes džinai labai tualete gyvena. Oi, ten jų pilna tų džinų tualete. Plyšiuose gyvena. Bijau karštą vandenį į kriauklę pilti yra hadisas, nes ten džinai gyvena. Ir rašo, kad paskui gali pliaukštėti per galvą tas džinas. Tai šliukšti kriauklę, jis to pliaukštę užsimtų. Ir musulmonų nepirė padeda vandenį, laukia, kol atauš, kurie jau tada tik tai jau ataušusi, kad to džiną neužrūstinti. O Dieve mano, tikrai tik jūs, tikrai tik. Sūna, Muhamedą tas tokimas su Aiša. 6 metų sustokti, 9 metų turėti lytinius santykius. Net kai kurie musulmonai bandė tą hadisus neigti ir taip tave nebežino, ką daryti. Bet ir Korane yra problema. Vat yra problema sūrai 65. Yra didelė problema, 65 sūra. 65 sūra rašo tokį dalyką, paskaitykim. 4 ajatas. Skirybos. 65 sūra taip ir vadinasi skirybos, talak. Dabar, kad įsiskirt, turi ten būti 3 mėnesių tas laikotarpis, įda ir taip toliau, reiškia, patikrinti. O tos jūsų žmonos, kurios jau nusiminė dėl mėnesinių, jeigu jūs abėjo, tai jų terminas 3 mėnesiai. Tai reiškia, kaip ir toms, kurios dar neturėjo mėnesinių. Ir kurios nėščias, reiškia, turi per 3 mėnesius ten tos mėnesinės turi pasakyti, kad jau tikrai žinot, kad jinai nenėščia. Yra logiškas dalykas, kad įsiskiri, pasakai talak 3 kartus ir jau turi moteriškė čiuošti iš namų, kaip stovi. Bet, jeigu jinai nėščia? Tai ne, tu turi palaukti 3 mėnesius, kad įsitikintum, kad tikrai nenėščia. Jeigu per 3 mėnesius tikrai mėnesinės pasirodė, tada jau gali vyti iš namų. O taip, islamas humaniškas. Šiaip su paprasčiausiai. Tai va, tu val. Ir sako, visas moteris žmonas, visas, nesvarbu, ta moteris 3 mėnesiai. Ar tai žmonai, kuri dar neturi, kuri jau nebeturi mėnesinių, tai man labai įdomu, vis tiek 3 mėnesiai palaukti reikia, ar tikrai nenėščia? Tai reiškia, po klimaus, jeigu žmona jau paprasčiausiai. Tai įsiskyrė, mėnesinių nebėra, bet vis tiek laukia 3 mėnesius į tą periodą. Arba tai moteriai žmonai reiškia, kuri dar neturi mėnesinių. Žmona, kuriai dar neprasidėjusios iš viso mėnesinės. Pedophile.
Oi, tą kompromato galėtumės labai daug pasinagrinėti. Daug. Tai vat. Kaip su tuo, kad moterim antakius pešiuoti uždrausti? Taip, moterim draudžiama pešiuoti antakius. Nu, dar jimu tą šeiko Jusufą Al-Karadavi knygą, aišku, kur aišku, plaukų davim, perūkai uždrausti moterims kategoriškai, antakių pešiojimas, rašo šeikas Karadavi. Tarp gražinimuose kraštutinų uždraustų islame yra al-nams, kuris apibrėžiamas kaip antakių plaukų pašalinimas pešiojant tam, kad suploninti ar suformuoti juos. Tikra tikė turi atrodyti kaip Brežnevas. Baudrys Juodas Bačkis. Eminencija. Gali vadinti namuose savo, jūs eminencija tada. Ne, aš suprantu, kad labai ten neturi ten išpešiuoti, kad atrodo kaip pterodaktilis, bet klausykit. Uždraudžia lakas, o tam tokius pešiuoti. Ką dar uždraudžia pešiuoti? Tiek to. Įdomus dalykas. Hadisuose iš viso yra plokščiažemystė. Mėly plokščiažemiai ir kiti. Prašom, jums yra religija, kurioje yra plokščiažemystė. Tai Bukhari hadisą skaitau. Abzur Hifari perdavė, kad vieną dieną pranašas manęs paklausė: Abzara, ar žinai, kur nusileidžia saulė? Muhamedas klausia to Abzara. Kur saulė leidžiasi, kokiam vietom? Korane tai išvis į purviną šaltinį nusileidžia. Apateka iš ten, kur dvi tautos gyvena. Jo, galvoja, kad kažkoje vietoje žemė nusileidžia. Ir Korane yra ta plokščiažemystė. Žiūrėjom toliau. Aš atsakiau, aš nežinau. Allaho pasiuntinys, tegul Dievas laimina tai, kad dovanoja, geriau žino. Tada pranašas, tegul Dievas laimina tai, kad dovanoja, tarė. Nusileidusi saulė vakare būna kniupščia po Allaho sostų. Ir laukia Allaho įsakymą rytą vėl pakilti. Tai galvoja, kad kažkur nusileidė ir būna ant Allaho sostų. Nežino, kad niekur saulė nesileidžia, niekas čia žemė sukasi. Pa jokių sostų nepar, kai buvo saulė, taip ir liko. Žemė apsisuko. Nėra šitas. Pranašas nežino šito? Jūs ką? Bukhari hadisas. Toliau sako, ateis diena, kai saulė nebegaus leidimą vėl pakilti ir teismo diena nukris ant žemės. Nusiprantate, kad saulė maža tokia kaip lemputė. Baint, nukris ant žemės. Ant žemės nukris saulė. Viską. Na apie ką čia šnekėti? Ir čia kas čia tiesa nori pasakyti? Šitą priimti reikia? Už gryną pinigą ir taip toliau? Klausimą dar vieną paimsiu, bet turim biškį laiko. Musulmonai sako, kad Koranas yra paskutinis Dievo apreiškimas. Apsaugotos nuo klaidų. O, paimkim šitą temą. Labai geras dalykas. Paskutinis apreiškimas apsaugotos nuo klaidų. Klausimą iškart formuojam taip ir mes. Klausimą. Kuo jie tai įrodo? Jie įrodo. Jie turi Korano eilutę. Ajatas yra, reiškia. 15:9. Pažiūrėkime, 15 sūra, 9. Juk mes atsiuntėm priminimą ir mes jį saugom. Musulmonai viso šitą eilutę duoda. Priminimas, sako, yra Koranas ir mes jį saugom, parašyta Korane. Va, saugom. Korane parašyta, kad Koranas nebus iškraipytas. Parašiausiai. Pirmiausia dalykas, tai ir Tanachė yra pasakyta, kad Tanachas nebus iškraipytas. Yra tokia eilutė. Nežinot, Zabur 12 psalmę, pažiūrėkit. Zabur 12 psalmę. Bet aišku, mūsų iškraipytas, tik tai jų neiškraipytas bus. Mes čia patys įdėjom tą eilutę, jie tai neįdėjo. Čia taip reikia tikėti. Taip, gerai. Žiūrėkit, 12 psalmė sako, nuo 6 iki 8 eilutės. Viešpatie žodžiai, tyri žodžiai, kaip liejyklų nuskaistinęs sidabras, 7 kartus išvalytas. Tu viešpatie prižiūrėsi juos ir saugosi nuo šitos kartos per amžius. Sakyta, kad Tanachas saugomas. Koranas, jeigu mes jį saugom. Bet dabar pasižiūrėkit, labai įdomu, čia keli dalykai pasakyta. Ką saugo ir kas? Kodėl Koraną vadina priminimu? Nesako Koranas, o sako priminimas. Judaistai aiškina. Bent jau mes, kaip reformistai judaizmo. Mokinam, kad šventasis raštas yra Tora.
O Inžil ir Koran, Inžil ir Koranas yra tik priminimas, kad prisimintumėm ir nenukryptume šitą šventą raštą. Patvirtinimas ir priminimas. Šventas raštas, Tora už tai negali būti iškraipytas. O priminimas, jis gali būti iškraipytas, bet pati mintis, kad priminimas, kad Tora šventas raštas ir kad reikia Torą studijuoti, jame liks. Korane lygia šitas dalykas. Taip. Mes šitai paaiškiname. Pasižiūrėkim. Koranas paaiškina Koraną. Nesako, kad Koranas yra visapusė išminties knyga. Nei žodžio. Tokio dalyko pačiam Korane nėra. Yra, sako, priminimas. 38 sūra, 87. Žiūrėkit. 38 sūra. 38 sūra, 87. Tai yra priminimas. Tai yra, reiškia, tai tik, žodžiai, tai tik parodo, kad yra tam tikras ribas. Čia nepilnas šventraštis. Tai ne kažkas to, jau viskas, o Koranas, nieko daugiau, ir viskas turi būti pagal Koraną tikrinamant. Tai tik priminimas. Ko priminimas pasauliams? Kad Torai yra šviesa ir vadovavimas, mes sakom. Tai vad mes šitą su juos pripažįstam irgi sakom, kad čia jo mintis yra, tik mes kitaip interpretuojam. A kodėl? Kur musulmonų ulemai geriau interpretuoja, baikit jokus. Tai tik priminimas, sako pasauliams. Ko priminimas? Ko priminimas? Kad tiesa yra Toroje. Žiūrėkit, 16 sūra Korano. Korano 16 sūra, nuo 3 iki 4 ajato. 16 sūra, nuo 3 iki 4 ajato. Paskaitykime. Mes iki tavęs, iki Muhamedo, siuntėme tik tai žmonės, kuriems įteikdavom, klauskitegi, kad žmonės primintų, jeigu patys nežinote, su aiškiais ženklais ir raštu. Ir iki tavęs siuntėm su raštu ir aiškiais ženklais žmonės, Mozė, pavyzdžiui, ne? Ir pasiuntėm mes tau priminimą, kad tu išaiškintum žmonėms, kas jiems atsiųsta, galbūt jie susimastys. Jiems iki tavęs atsiuntėm raštą, o tau atsiuntėm priminimą, kad tu išaiškintum ir patvirtum, kad jiem atsiųsta viskas čia yra. Koranas tas sako. Tai parašyta ir aš žinoma su to sutinku. Paaiškina. Tai ir mes jį saugome. Ką saugo? Ką saugo? Ne Koraną saugom, o tą raštą, Torą, kurį Koranas primena, kad laikykitės jo, nepamirškit jo, neapleiskit to raštą. Taip. Kad tą aną raštą, žiūrėkit, sūra Almeida, 5 sūra, 52. Sūra Almeida, atrodo 52, jeigu gerai atsimenu, iš atminties. Kituose 48. Ir mes leidome tau raštą, kuriame tiesa patvirtinanti teisingumą to, kas atsiųsta iki jo rašto. Ir to, ano apsaugojimui. Įsiklausykit dar kartą. Ką saugo? Ką saugo? Ne Koraną saugo Dievas, bet čia priminimas, kad anas raštas yra ir anas saugo. Šitas pasakyta, žiūrėkit. Mes davėm tau raštą, Koraną reiškia, kuriame tiesa patvirtinanti teisingumą to, ne šiaip tiesa, bet tik tai patvirtinimas. Suprantat, tai tik tai patvirtinimas ano. Tai kas svarbiau, ar originalas tas, ar patvirtinimas, kad ten originalas. Čia tik tai, Koranas yra tik tai rodiklė, ten kryptis į Torą, į Mozę. Mes leidom to raštą, kuriame tiesa patvirtina teisingumą to, kas atsiųsta iki jo iš rašto ir jo apsaugojimui. To rašto apsaugojimui, štai ką saugo Alachas. Ir dar Koranas prisideda taip pat Dievo vienas iš būdų, kad saugotume raštą. Neapleiskit Toras, nes Koranas yra Tora labai gerai. Mozei davėm tiesą ir vadovavimą ir šviesą. Paskui atsiuntėm Inžilį ir Koraną patvirtinti tam. Čia tik patvirtinimai. Ne taip interpretuojat, mėly musulmonai. Va. Dabar dar vienas labai svarbus klausimas. Jo mane uždavė, bet aš pats jį užduosiu savo
oponuodamas savo, kurį turėtų užduoti bet kas. Jis turėtų kilti, anksčiau ir vėliau žmogui. Jūs Jėzų atmetat iš vis, kaip ne nuo Dievo. Nei kaip Mesijo nepriimat, nei kaip pranašo nepriimat, nei kaip rabino nepriimat. Su visų Naujo Testamento, ar ne? O juk Koranas apie Jėzų kalba ir apie jo mamelę Mariją. Sako musulmonai ir patys krikščionys gali pasakyti, kaip čia tada suprasti. Aš jums pasakysiu, ką kalba. Korane čia yra tiek sumaišyta istorija ir faktai, aš dabar žiūrėkit, jums faktai įsirodysiu, kaip sumaišyta ir kaip tas, kas perrašinėjo ir perdarinėjo Koraną ir falsifikavo jį, originalą, neišmanėlis kažkoks. Tiek sumaišė viską, tiek primaišė faktų. Žiūrėkit. Pradėkim nuo to. Musulmonai sako, tas Isa yra Jėzus ir jo motina Mirjam yra Marija iš Evangelijų. Sakykim, dabar žiūrėkim įdomus dalykas. Jėzus yra iš Judo giminės, ar ne, pagal Evangelijas. Ir taip toliau. Dabar pasižiūrėkim, grįžkim į Mozės laikus. Dabar palikim tą Jėzų, grįžtam prie Mozės. Į Mozės laikus. Mozė turi brolį Araoną, ar ne? Koks jų tėvas? Žiūrėkime, Išėjimo 6.20. Išėjimo 6.20. Pažiūrėkit. Mozės tėvuko vardas, mums labai svarbu dabar. Ir Araono taip pat, nes Araonas buvo brolis. Paskui pamatysit, kodėl aš apie tą kalbu. 6.20. Amramas vedė savo tetą Jochebedą, nesupraskit, kad čia teta tikrai to žodžio prasme. Su teta santykiai uždrausti yra. Kabala paaiškina, kad tai buvo ta mergina, jo motinos šeimoje kaip sesuo auginama buvo įvaikinta, užauginta buvo, bet tai nesusijusi krauju niekaip su reiškia. Jochebeda. Ji pagimdė Araoną ir Mozę. Taigi Araono ir Mozės tėvukas Amramas, įsiminkim. Amramas vardas. Kodėl aš sakau? Toliau. Jie taip pat turėjo seserį Mozės su Araonu. Irgi pranašė. Taip, jį vardu Mirjama. Skaičių 26 skyrių pasižiūrėkim. Skaičių 26 skyrių. 26 skyrių. Pavyzdžiui. 59 eilutė, pavyzdžiui. Žmona Levio duktė Jochebeda, reiškia, mes jau skaitėm, kad Amramo žmona Jochebeda, reiškia, gimus Egipte pagimdė Araoną, Mozę bei jų seserį Mirjamą. Taigi, Amramas veda Jochebedą ir Amramo šeimoje iš Jochebedas gimsta 3 vaikai. Mozė, Mošė, Araonas, Korane tai bus Musa, Harūnas ir Mirjama, sesuo. Rašo, kad jį pranašė ir dar. Taip, Mirjama. Atsiminkim, Amramo šeimoje yra 3 vaikai, Mozė, Araonas ir Mirjama. Amramas, Mozės, Araono ir Mirjamos tėvas. Kodėl aš tą dabar akcentuoju? Imkim Koraną, Mirjamą, Jėzaus motiną. Jimoja Koraną, 19 skyrius, 28. 19 sūra, 28. Žiūrėkit, ką rašo. O dabar aš jums parodysiu, kas Korane sumaišyta. 19 sūra, 28. Taip, rašo apie Mirjamą, apie Mariją, Jėzaus motiną atseit. Kreipiasi dvasėje. Na, 27-28. Jie atėjo pas savo tautą, glausdama prie savęs, reiškia vaiką atsineša. Jie tarė, o Mirjam, tu padarai neįtikėtiną dalyką, kur vyras. Tu neturi vyrą, vaiką pasigimdėjai kažkur. O sesė Harūno, tavo tėvas nebuvo blogas žmogus, ir tavo motina nebuvo pasileidę. Į Mirjamą, Jėzaus motina kreipėsi, o Harūno sesuo. Harūno, Araono sesuo. Mirjama, Araono sesuo, Mozės. Sumaišyti laikai totaliai, ar ne? Žiūrim toliau. 3 sūra 35. 3 sūra 35. Pasižiūrėkim. 3 sūra 35. Kur sako apie Mariją. Štai
tarė Imrano žmona: viešpatie, aš pažadėjau tau, kad kas mano iščiose paskirti tau, tai priimk iš manęs, tu geri nežinas, ir jinai pagimdė. Viešpatie, aš pagimdžiau ją moteriškos lyties. Allahas žino geriau, kad ką jį pagimdė, juk vyriška giminė ne tas, kas moterį, ir aš pavadinau ją Mirjam, ir štai atiduodu ją tau, ir jos palikuonys saugot nuo šaitano mėtom akmenimis. Pagimdo Mirjam, jos motina, ir jos motina Imrano žmona. Marijos tėvas yra Imranas. Mes skaitėm Mozės, Araono ir Mirjamos tėvas yra Amramas. Tai kažkas, kas kompiliavo Koraną, ant tiek neišmanė dalykų, kad Mozės laikų Mirjamą, Mozės seserį ir Araoną, Amramą dukterį, sumaišė su Marija Jėzaus motina. Supranta tokį dalyką, kad čia yra supinta. Koks absurdas. Totalus, ar ne? Štai kokia klaida yra. Žinot, tokių sumaišymų, tokių pripainiojimų yra daugybė Korane. Netikit? 17 sūra pirmąją sako. Ten kalba apie miradžą. Žinot, kas yra miradžas? Allaho pasiuntinys ant Pegaso, ant arklio balto su sparnais. Taip, burakas. Yra dangiška būtybė, ne angelas, ne džinas, bet toks burakas. Burakas. Baltas arklys su sparnais. Plas. Iš Jeruzalės naktį buvo nuskraidintas iš Mekos naktį buvo nuskraidintas į Jeruzalę. Ta vadinasi Miradž. Šventė yra metinė, musulmonų švenčia Leilė al-Miradž, Miradžo naktis ir taip toliau. Ir žiūrėkit, kaip sako ten, 17 dienas. Iš, originaliai arabiškai rašo, iš Masjid al-Haram, iš Mekos mečetės, buvo nuskraidintas, taip ir parašyti arabiškai, į Masjid al-Aqsa, į Al-Aqsos mečetę. Muhamedas buvo nuskraidintas. Mielieji, islamas tuo metu buvo tik Mekos ir Medinos apylinkėse. Niekur daugiau nebuvo islamo ir nebuvo mečečių. O Al-Aqsos mečetė pastatyta daug vėliau po Muhamedo mirties, kada kalifas Umaras užėmė Jeruzalę. Jinai pastatyta tik 8 amžiaus pradžioj. Taip. Po gero šimtmečio atsirado. Nuo to įvykio, kada Muhamedas laiku keliavo. Ar kaip? Nebuvo Al-Aqsos mečetės ten. Saliamono šventykla sugriauta, jis nebuvo. Taip. Grėsiai. O mečečių iš vis dar nebuvo. Pasaulinis islamas nebuvo išplitęs niekur. Jis tik Mekos ir Medinos apylinkėse Saudo Arabijos teritorijai, net ne visam pusiasaliai, tik nedideliai daly jisai buvo. Hidžazui tai vadinamai, Hidžazos teritorijai. Taip. Ir Muhamedas nuskraidinamas į Al-Aqsos mečetę, kurios nėra, jie atsiras tik po šimtmečio bus pastatyta. Autoriai maišė, painėje rašydami, ką begalėjo. Kaip čia dabar supras. Dar vienas įdomus dalykas, parodysiu aš jums papainimą įdomų. Žiūrėkite apie aukso veršį. Mozės ir Arono laikais, kai buvo aukso veršys, tai buvo nulipdytas, taip, aprašo šitą dalyką. Žiūrėkite, 20 sūra. Atsiverskime 20 sūrą. Nuo 92 iki 95 sajos paskaitysiu. Ir buvęs sakęs jiems Harūnas, Araonas dar prieš tai, o tauta mano, jūs tik gunda šito, juk jūsų viešpats gailestingas, eikite paskui mane ir klausykit mano įsakymą, jie tarė, mes nesiliausim į garbinę, kol nesugrįž pas mus Musa, Mozė. Jis tarė, o Harūnai, kas sulaikė tada, kai pamatė, kad jie paklydo, sekti paskui mane, negu tu neišgirdai mano įsakymą. Jis tarė, o mano motinos sūnau, negriebk manęs už barzdos, už galvos, aš bijau, kad tu pasakysi, tu sukėlei Izraelio sūnų susiskaldymą ir neišlaikai mano žodžio. Jis tarė, kas to atsitiko, Samarietė. Jis tarė, aš mačiau tai, kad jie nematė, čia pausauja pas vidų. Taigi, dar yra Samarietis. Samarietis ten. Mozės Araono laikais, kai auksinį veršį nusilipdė, dykumoje. Samarietis. O žinot, kas yra samariečiai, kada jie atsirado? Kad Samarija atsirado daug vėliau. Ne Mozės laikais, o jau pažadėtoj žemė po Dovydo mirties. Po Saliamono mirties. Po Saliamono mirties, kada karalystė suskilo Izraelį, šiaurinė Izraelį su sostinė Samarija ir pietinė su sostinė Jeruzalė.
Tai va, pasižiūrėkit, paskui pirmą karalių 16 skyrius. Pirmą karalių 16 skyrius. Pažiūrėkit, kada tas atsirado. Žmogus rašęs, ar per kompiliavęs parašinėjęs Koraną, netokio dalyko nežino elementariaus, kada Samarijos nebuvo jokios, kada samariečiai atsirado. 16 skyrius, 15 eilutė sako, 27-aisiais Judo karaliaus Asos metais, Juda jau Izraelis suskylęs po Salamono mirties, kažin kiek praėjus. 20 Zimris karaliavo Izraelį, Tircoje 7 dienas, žmonės tuo laiku buvo apsupę Gibeotą, paklausus Filistinams, sužinoję, kad Zimris sukėlė maištą, nužudė karalių, ir tą pačią dieną išrinko Izraelio karalium, kariuomenės vadą Omrį. Omris su Izraelio išėjo. Taigi karalius Omris judėjęs. Šimtmečiai praėjo nuo dykumos ir nuo Mozės, čia vyksta tas dalykas. Taip, ir žiūrėkit dabar, kas vyksta. Pasižiūrėkim, tas pats skyrius 23-24 eilutės. 31 Judo karaliaus metais Omris pradėjo valdyti Izraelį ir karaliavo 12 metų. Ticro jis karaliavo 6 metus. Jis nupirko iš Šemero Samarijos kalną už 2 talentus sidabro, pastatė miestui, sutvirtino, pavadino Samariją, buvusio savininko Šemero vardu. Va, kada tik atsiranda Samarija. Nuo Šemero. Šemero. Samaritai. Atsirado Samarija. Va, atsiranda Samarija. Va, kada gali atsirasti samarietis tik tai, praėjus šimtmečiams, supinti laikai, Aleksos mečetė jau Mahometo laikais, samariečiai Mozės laikais kažkur gyvena paprasčiausiai, Jėzus motina Marija, Araono sesuo ir Amramo duktė, ano Mozės sesers Mirjamos, reiškia, sumaišytas 2 Mirjamos ir taip toliau. Jūs ką šitą nepastebit? O iš vis Samarija atsirado tik tai po 722 metų. Taip, iš vis Samarija kaip tas regionas atsirado. Iš vis po 722 metų, kai Šalmanšaras, Asirijos karalius, užpuolė elementari istorija. Užpuolė ir reiškia, užėmė, va. Prisiminkim, 2 karalių 17 skyrius, pažiūrėkite apie samariečius. Jų religija, jų tauta, kada susiformavo samariečiai. 2 karalių, 17 skyrius, skaitau nuo 22 eilutės, pažiūrėkit. Neprašau būtų žinoti tokius dalykus istorijoje. Va šitas dalykas jis labai gražiai tinka. Žiūrėkit, nuo 22. Izraelitai vaikščia visose Jeroboamo nuodėmėse. Jeroboamas kas yra? Jeroboamas yra karalius, kuris valdė po Saliamono mirties. Saliamonas valdė po Dovydo mirties. Taip, o Dovydas seniai jau, kai Kanane žydai atsikėlė, Mozė dar dykumoj su Araonu auksų veršį, ten tas siužetas apie auksų veršį, dar net Kanane nebuvo, net Izraelio teritorijai. Suprantat, kaip supaišyti įvykiai. Izraelis vaikščia Abrahamo nuodėmėse ir nepaliko jų, kol viešpats atstūmė Izraelį nuo savęs, kaip kalbėjo per savo tarnus pranašus. Taip Izraelis buvo perkeltas iš savo žemės į Asiriją, kurie pasiliko iš šios dienos. Asirijos karalius atkėlė į Samarijos miestus Izraelitų vieton žmonių iš Babilono, Kutavos, Hamato, Sefaraimo, nežydų reiškia atkėlė Asirijos karalius. Jie įsikūrė Samarijai ir gyveno jos miestus. Ten apsigyvenę, jie nebijojo viešpatės, todėl viešpats siuntė tarp jų liūtus, kurie žudė. Taip, Asirijos karaliui buvo pranešta, tautos, kurios atkėlė į Samarijos miestus, nežino apie to krašto dievą, todėl jis siuntė liūtų, kurie žudo jos, kadangi jie nežino to šalies dievą. Asirijos karalius sakė, nusiųskite ten vieną jų kunigą, kurį atvedėt iš ten, kad jis atvykęs ten apsigyventi, turės pamokyti apie to krašto dievą. Vienas kunigas iš tų, kurie buvo išvesti iš Samarijos, sugrįžo, apsigyveno Betelį ir mokė juos, kaip reikia bijoti viešpatės. Tačiau kiekviena tauta pasidarė savo dievus, pasistatė juos samariečių aukštumo namuose, kiekviena tauta tame mieste, kurį gyveno. Babiloniečiai garbino Sukot Benotą, Kuto žmonės, Negalą, Hamato žmonės Ašimą, Viečią Nibhazą ir Tartako, Efraimo žmonės degindavo savo vaikus Efraimo dievams, Adramlechui ir Anamelechui. Tačiau jie bijo ir viešpatės. Aukštumų kunigais jie paskyrė paprasčiausius iš savųjų, kurie aukodavo už juos aukštumų aukos. Jie bijo viešpatės ir tarnavo savo dievams, kaip buvo pratęs tame krašte. Buvo tokie ir tokie. Tai va, reiškia, taip atsirado ta Samarija, samariečių tautybė. Dalis paimto iš judaizmo kažką ir dalis dar tų pagoniškų. Priėmė dalinai judaizmą, bet dalinai pasilikę savo religiją. Ir jau ne žydų tautybės žmonės. Va, kas yra samariečiai, kada atsiradęs. O Koranas kalba, kad samarietis su Mozės Araono laikais iš kažkur atsiradęs yra. Suprantat, juokinga, neklausyti. Daug tokių dalykų yra paprasčiausiai. Daug bjaurių ir keistų dalykų, pavyzdžiui. Ne visi musulmonai, bet dalis, pavyzdžiui, musulmonai remiasi tam tikrų hadisų, kur pasakyk, hadisas yra geras, jis skamba taip, apipjaustymas yra suna vyrams, o moterims tai kilnus dalykas. Yra hadisas toks.
Ir todėl daug musulmonų kilnus dalykas, jis sužaloja moteris, nupjauna visus išorinius lytinius organus. Man teko, žinau, Dagestane mačiau, su avies kirpimo žirkliam. Kelios bobšės užlaužė mergiotę, čiaukšt, nukapoja ten viską, kaip jie išgyvena. Būna, kad neišgyvena visi. Šiaus ir labai daug kur plačiai, ir Indijai paplytęs, ir Pakistane, ir Dagestane žiaurus tas papratys, ir rytų, tarp musulmonų, rytų Afrikoje. Milijonai musulmonų šitą praktikuoja. Nieko savo šviesa, kas šitą hadisas, kilnus dalykas moteriai apipjaustyti. Tai beprotybė jie, prašiausiai. Tai mano tai patarimas gal geriau prie Toros eikim. Pats aiškiausias dalykas. Aišku, aš norėčiau padiskutuoti, taip gyvai su musulmonais, padaryti diskusiją su kokiu žinančiu gerai islamą ir taip toliau. Čia aš visko nepapasakosiu, čia yra tiek daug visko. Kad ojojojoj, kokie dalykai yra. Gerai, tada klausimais.